tokia populiari nuomonė, kad bėda po vieną nevaikšto. Turistai irgi po vieną nevaikšto. Sutapimas? Sveikas, Irmantai. Zabite, willkommen. Ja, schnell, ja. Guten Morgen. Perdolė dahaten. Perdolė. Kas čia vyksta? Čia turistai iš Vokietijos pas tave pagyvens. Aš nenoriu, kad pas mane kas nors gyventų mano namuose. Aš iš vis nemėgstu žmonių. Aš nekenčiu, kad kas nors gyventų. Klausyk, tu nepergyveni, su jais vokiškai kalbėti nereikės, jie angliškai supranta. Ar ne, dubinos? Aš nenoriu su nieko kalbėti. Aš nenoriu, kad čia būtum svetimi žmonės mano namuose. Tau daryti nieko nereikės. Tau tik padarysi pusryčius ryte, vakarienę vakare ir rubelius įskalbsi sekmadieniais. O šeimininkas, va, durniukas, mėgsta 6 ryto keltis, todėl anksti darytis pusryčius. Reikės taip, 2 Frankfurto dešrelės ir 1 Vienos bobai. Aš nedarysiu jokių pusryčių, jo labiau geografinių dešrelių. Nedarysiu. Tu iš manęs atsimeni per kaip šitą čiūžinį Reservoir of Memoir? Reservoir of Memoir aš gerai atsimenu, bet aš tau norėjau jį grąžinti. Idiotiškai. Nu, praeik, nebijok, drąsiau, prisipratinkit vienas prie kito, nu. Tai va, WC and vannoje, next dver, my left hand, okay? Pipi, yep, see? Okay, tai va, klausyk, tu neskaitai ką instrukcijas? Ant rezervuarų memoir čiūžinio aiškiai parašyta. Jeigu nusipirki čiūžinį, tu tada tampi tarptautiniu keliautoju. Kiekvienas keliautojas gali keliauti pas kitą, tas, kuris turi tokį čiūžinį 2 savaitėms, supratai, 6 savaitės per mėnesį. Aš pirmą kartą apie tai girdžiu. Čia negirdėti reikia, ašgi tau sakau skaityti. Tengi parašyta juodu ant balto, kad kiekvienas čiūžinio turėtojas įstoja į klubą Intermatras. Yes, Intermatras. Ir tada jau keliauja vienas pas kitą. O jeigu tu nenori klube dalyvauti, tai tu turi sumokėti baudą 30 000 eurų Šveicarijos. Iš Šveicarijoje ne eurai. Nu, gerai, 35 000. Gerai, tada tegul pasilieka. Tai aš nesuprantu, o jeigu aš įstosiu iš klubo, tai turėsiu mokėti tą baudą, jo? Taip. Ja, aš klube, kuriam nenoriu būti. Taip. Aišku. Gerai, tegul jie pasilieka. Gerai. Ekologiško apelsinų turi? Apelsinų ekologiško? Ne, o kodėl? Šitą Fräulein labai mėgsta ryte gerti šviežiai spaustas ekologiškus sultis. Klausyk, Klausyk, čia ne viešbutis, klausyk, jeigu nori gerti apelsinų sultis ir valgyti tavo dešreles Frankfurto, tai turi pirmą man susimokėti turi. Klausyk, jie jau yra susimokėję, man. Kaip tai, o man? Man? Ką, tau tai nieko. Tu gali irgi keliauti. Tu gali, va, yra dar vieną čiūžinį turi Harkove, Münchene, tada yra šitam Nižnij Novgorod, paskui yra Naujoji Zelandijoje dar 2. Taip? Tai kad aš Senąją Zelandiją nenoriu keliauti. Klausyk, aš iš Lietuvos nebuvau kojas iškėlęs. Aš nenoriu niekur išvažiuoti iš Lietuvos. Ką man keliauti? Klausyk, tu dabar jiems gal paruošk lazanijos, jie pavargė, gerai? Aš paruošiu? Jo, išvirk lazanijos, o aš norėčiau, kaip sakoma, va. Presentation. Pasitrauktų vieną kartą. Presentation. This is Lithuanian national kokoreku. Gaidys. Gaidys. Yes, very good. Koko. Yes? Gaidys. Gaidys. Yes. Hey, bitte. Okay? Dankė ne euras čia, su toli nepakakarikosi. Gerai, iki Irmantai, sėkmės. Gaidys. Excuse me. Attention, please. This is Idzelytė Junior. Very expensive. Don't touch, please. It's all over, right?